Sveiki visi mėly draugai. Nu ką, ankstyvas rytas. Susiruošiau kokį starkiuką pagauti, lydekaitę. Nu čia ir šamų yra. Visko čia šitame ežerėly yra. Žiūrėsim, kaip čia mums gausis šiandieną. Dabar berods apie 4:30. Saulė dar už medžių, mėnulis irgi matosi. Ten aukštai. Na, žiūrėsim, ką duos šiandieną ši žvejyba. Lekiam. Chebra turiu. Kažką turim. Tik nežinau dar ką. Ankstyvas rytas savo duoda. Eina tai gana sunkiai. Sakyčiau, gal ir samtai reikia pasiruošti. Na. Lydekiokas bus. Na, žiūrim. Nu, sunkiai čia kyla. Chebra, pirmas starkis. Aikit, koks aš patenkintas. O čia tai. Vo! Chebrytė. Jėga. Starkis. Chebra. Va čia tai. Aikit. Nu, vienu žodžiu. Jau kad patenkintas, tai tikrai patenkintas. Starkiukas pirmas. Nu, pasimatuosim. Kiek tu čia grožia. Turi centimetrų tų. Eikit, chebra. Jau patenkintas, tai negaliu. Nu, kur ta mano ruletė. Mažoji. Starkiukas koks fainas. Eikit. Nu. Va, kokia ruletė. Nu, bet čia tai fantastika. O to tai nesitikėjau. Aišku, tikslingai norėjau pagauti. Dėl to ir atsikėliau. Gana anksti. Tik tai nesitikėjau, kad tai žuvis iš karto paimsiu ir pagausiu. Va čia tai žuvytė. Nu, kaip tave paimti? Aikta. Va čia tai. Nu.
gaudamės tave ir pasimatuojam. Ramiai, tik tai ramiai. Tinka. Hebra 100 centimetrų. Nu, jau jūs pykit, nepykit, bet aš jau jį tikrai pasiimsiu namo. Pirmas gyvenime starkis. Va čia tai. Žodžių neturiu. Neturiu žodžių. Patenkytas kaip vaikas. Galit plakti liežuviais, kad ten paėsimė starkį, panašiai. Nu, bet tikrai. Pirmas starkis gyvenime. Hebrytė, aš jo nepaleisiu, nepykit. Nu štai ir saulėtekis. Tai va hebrytė, o užkibo eilinį kartą ant šito kiniečio. Vis gyvenimą matęs jau, dantukų ragavęs jau nemažai ir lydekaičių. Ir va, šiandieną starkį pagavau jėga. Va toks va kinietukas. Oi, patenkytas. Nu ką, bandom toliau suviliot kokį nors. Smagiai traukiasi, smagiai. Lekiam toliau. Žinokit, verta ir atsikelti yra anksčiau. Nepykit jau, kad aš jį pasiimsiu. Bet baisiai jau norisi paragauti šitos karališkos žuvytės. Sakysit visi nedaėdęs. Na tiek to. Tai va taip jau būna, jau jei jūs taip manot. Bet šį kartą aš jį paimsiu. Kitus aišku leisim atgal, tai gore dauginasi. Ką? Toliau varom. Ką, draugai, vėjelis kyla? Po truputį. Na, pasiplaukiosim dar porą valandžiukų ir namo lėksim. Kągi čia nesidėsi per visą dieną. Jau vieną laimikį turiu, kurio tikėjausi, tikrai nuoširdžiai pasakysiu, tikėjausi, kad pagausiu. Ir toliau. Yeah. Ant tiltukų renkasi žvejai. Iš pačio ryto tik vienas buvo tiltelis užimtas. Dabar jau gaunasi 3. Nu, visi žuvį pagaut nori. Tai ką, draugai, imam mifinuką į rankas. Kaip sakant, avižadrybį. Bandom. Plėšrūnai nenori kibti, tada
Bandysim kokią nors taikę žuvį sumedžioti. Kažkas baksnoja, bet labai jau nenori. Nu, ir ką čia turim? Aukšlytė. Gražuolytė. Va, bėk atgal. Šiaip visai smagus žaidimas čia su šituo aviždrybiu. Dydžiais nepasigirsi, bet bent jau žuvį pagauni. Tokia užuovėja, vėjukas neužpučia, galima ir padrebint. Vėl. Oi, kiek čia jau. Kokios gražios. Nu, palauk, kurgi tu? Bėk gal. Kimba. Dzip buvo. Va toks va galavakablis. 0,8 gramų ir tokia tanta. Masaliukas tanta. Nu, bandom. Nu, dar keli užmetimai. Ir gal reikės po truputį namačiau važiuoti. Kiek galima. Nes mygelių tai norėtųsi. Skaityk ir nemiegojęs. Kokiesgi ten miegas prieš tą žvejybą būna. Vis tiek galvoji, pagausi, nepagausi kokį laimikį. Nežinau kaip jum, man tai būna. Va tai tau vasarėlė. Plius 18. Nesąmonė.
kur girdėta birželio mėnesį susirgti. Orai tokie, vieną dieną su šortais vaikštai, kitą dieną vos ne kailinius turi traukti spintų. Ką žinau. Graži dienelė, jeigu ne tas vėjas šiaurės. Ką, baigsiu aš jau tą žvejybą. Senokai ir bebuvau išvažiavęs kur nors pažavaut, nu, bet yra kaip yra. Bet svarbiausia tai yra tas, kad šiandien sumąsčiau ankstyvą rytą išvažiuot ir buvau nusiteikę šamą pagaut arba starkį. Pasirodo, starkis yra va toks va, chebra. Oi, koks geras. Nu, vienu žodžiu, džiaugsmo pilnos kernės, kaip sako žmonės. Pirmas starkis, pirmas gyvenime. Pasimatau šiam 4 centimetrų, nu, būtų vos keliais centimetrais didesnis ir jau būtų reikėję paleisti. Nu, bet šį kartą paėmiau namo. Ką, dar pasismaginau su aviždrebiu, tas irgi smagus dalykas. Tos mažytės žuvytės, bet vis tiek smagu. Tai va, baigsiu žvejybą. Kam patiko, keliam laiką, prenumeruojam kanalą ir iki kitų susitikimų. Tikiuosi, taip ilgai neužsitęs. Nu, ta prasme, taip ilgai nebūsiu dingęs iš eterio. Iki.